mintis sukurti skulptūrinę instaliaciją kilo iš idėjos tyrinėti pasidaryk pats kultūrą ir statybinių prekių parduotuvės architektūrą. Kaip yra saugomi daiktai, kaip jie kartais surišami kartu, kas iš jų gaunasi paskui, kai jie jau seniai būna iškeliavę iš parduotuvės prekių lentynų ir tampa mūsų gyvenimo dalimis. Ir kita vertus, noras sukurti tam tikrą minimalistinį parką, kur konteineriai taptų lyg ir medžiais ar pastatais, rasti metalo daiktai, kurtų vandens telkinius, girliandos salvės iš S-raidžių susidarytų į kažkokį banerį gulantį ant žemės, o pats video ekranas taptų langu į kitą pasaulį. Man atrodo, kad įgyvendinti šią idėją būtent dėl to, kad turėjom tiek daug pagalbos ir tiek daug pozityvaus atsako į mūsų sumanymus, buvo iš tikrųjų labai lengva. Reikėjo tik suspėti planuotis talką ir planuotis, kur mes viską dėsim ir kaip mes sunaudosim ir kokiu būdu atsirinkti tarp neįtikėtino kiekio labai įdomių medžiagų, labai įdomių formų, kas iš tikrųjų tinka parodai, kas iš tikrųjų tinka idėjai. Man patinka toks pasakymas, kad tai yra labai gera problema. Kaip menininkai dirbti, tai jo didžiulis džiaugsmas.